Nuostolio perkelimas kitiems metams. Jei vykdai individualią veiklą pagal pažymą ir deklaruoji pajamas už 2025 metus ir pastebėjai, kad patyrei nuostolį. Tai viskas tvarkoje, tą nuostolį galima deklaruoti ir tuomet, deklaruojant pajamas už 2026 metus, to nuostolio suma bus mažinamos apmokestinamosios pajamos. Bet kaipgi tas nuostolis buvo patirtas? Gali būti, kad, sakykime, pirkai kažkokias priemones gamybai, tai viskas tvarkoje. Bet ką pastebiu, daro užsiimantys prekybą. Perka drabužių krūvą arba kažkokių kitokių daiktų skirtų perparduoti ir iš karto visą tą sąskaitą, tą sąskaitos sumą kelia į pajamų išlaidų žurnalo išlaidų skiltį ir tuomet pas jį nuostolis, nors tuo tarpu jokio nuostolio nebebuvo. Tai gruodžio 31 dienai turėjo būti atlikta inventorizacija ir pajamų išlaidų žurnale tai turėtų atsispindėti. Nupirkau 100 vienetų daiktų skirtų perparduoti, pardaviau 3, vadinasi, tai ir turi būti 3, o kiti 97 keliauja kitiems metams. Ir tuomet jokio nuostolio nebus. Susižiūrėkim savo buhalteriją, kaip ten bebūtų individuali veikla pagal pažymą, tai yra tikrai labai paprasta veiklos forma, bet skaičiuoti ten tai reikia. Tai žodžiu ką? Pelningo verslo ir protingų sprendimų.